Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė. Šiemet minime 165-asias Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimimo metines. Ji viena ryškiausių Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų, rašytoja, švietėja ir tautinio atgimimo dalyvė. Panevėžys Bitę laiko viena svarbiausių miesto kultūrinės tapatybės asmenybių, kuri mieste įamžinta įvairiais atminimo ženklais ir kultūros objektais. Taigi, kaip formavosi viena ryškiausių Lietuvos kultūros ir literatūros asmenybių, jos aplinką, ryšius su to meto kultūros ir visuomenės veikėjais, apie jos gyvenimą, kūrybą ir veiklą, kalbuosi su visuomenininke, ilgamete Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja. Ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės medalio Tarnaukite Lietuvai laureate Albina Saladūnaitė. Labadiena, Albina. Labadiena, Agnė. Čia tiek nuopelnų, kad net nebejauku darosi. Na, nuopelnų nepaslėpsi, žinokit, po antklodę, taip kad... Tai pakalbėkime apie šią iškilę asmenybę, gal, kad būtų lengviau visiems klausytojams suvokti, prisiminti, kokiu nelengvu ir iššūkių pilnu laikotarpiu nedėkingų, ypatingai moterims, gyveno ši iškilė asmenybė, taigi 1881-1943. Tai tuo momentu, tuo laiku vyko Lietuvoje perėjimas nuo Rusijos imperijos valdomo krašto prie modernios nepriklausomos valstybės, kartu patiriant karus, okupacijas, didelius ir socialinius, ir politinius pokyčius. Taigi, kokį vaidmenį Gabrielei Petkevičaitei Bitei, jos asmenybės formavimui turėjo bajoriškoji kultūra ir gimtųjų namų aplinka. Viskas susiliejo ją pačią ir mes jau visos tą žinom, kad kiek apie Gabrielę mūsų bekalbėtumėm, laikas eina, mes tebekalbam, bet neišsemiamas aruodas, neišsemiamas šaltinis, lyg ir versmė. Ir va šiandien ačiū, kad mes sustinkam birželio 17. 1943-aisiais ją laidojo visas Panevėžys, nors yra vokiečių laikas. Visi atsisveikina per katedrą, per katedros kapines. Tai iš tikrųjų taip, viskas joje tilpo ir užtat turbūt ir jinai tokia, tas laikas, tas mūsų Lietuvos priespauda, Rusijos okupacija, po 63 metų sukilimo, spaudos uždraudimas, lietuviškų žodžių uždraudimas, veržė iš visų pusių. Ir čia jau daktaro Petkevičiaus šeima, daktaras Leonas Jonas, 2 vardais jisai, iš tikrųjų iš tokios maišytos šeimos, nes visur jinai Bitė tą labai pabrėžia, kad senelis, jau daktaro tėtis, buvo bajoriškos kilmės ir pakankamai lenkuojantis. O mama tai buvo iš tikrųjų visiškai pasirodo iš Baudžiavos, jau išvaduota valstietė, žemės žmogus. Ir juos labai stebino ta jų santuoka, tai labai jau nebūdinga tuo metu. Bet jie, abudu tarnaudami, tėtis jau kaip ūkvedys, kaip tikrai mokytas žmogus, tarnavo Rozalime, Belazarų dvare, o jinai buvo, dirbanti tarnaitė. Ir jų ta santuoka, jinai ištirpo jos tą socialinę kilmė, nes tai buvo begalinio išmintingumo žmogus. Ir jau čia Bitė visur rašo, kad paskui pas ją eidavo dvarininkės visos kalbėtis, išsikalbėti ir patarimo klausti. Tai tėtis auga tokioj šeimoj, 2 seserys, jisai ir jo tas mokslas, juk jis irgi, bet jis baigė Panevėžio realinę mokyklą, tada važiuoja į Vilnių, o tada pas tėtį ten jau Puziniškė plėšia tą, reikia atsikovoti iš to gyvatino, tą, ką mes matom dabar, tą dvarelį, tą žemę, užsidirbęs tuos 14, tada sidabrinių turbūt. Mums sunku patikėti, jis pėsčias išeina į Kijevą studijuoti medicinos. Ir jis paskui sugrįžta čia ir tada
Puzinišky, jaunas daktaras ir jau čia jie sukūrė šeimą su Malvina Chodakauskaitė. Chodakauskaitė jau pavardė viską pasako, kad tai lenkiškos kultūros žmogus. Na, Chodakauskų šeima, jinai mums visiems žinoma, viena iš tetų jos, Smetonienė yra, iš pusėserių Smetonienė yra. Ir kita Tubelienė, ir daug ten tų visų, kurie net Chodakauskas vienu metu buvęs iki pat okupacijos pabaigos, mūsų burmestras miesto, tai irgi iš tos pačios giminės. Tai iš tikrųjų didelė ta sankaupa tų dviejų, sakykime, kultūrų, bet su ta demokratinė visada dvasia. Ir jau bitė tą visur pabrėž. Vienas tėtis parsivežė tą iš Kijevo jau, kadangi jau Kijevas XIX amžiaus pabaiga, visa Europa juda link įsivadavimo. Jis grįžta čia, tarp kitko visada, aš užmirštu pasakyti, 63 metų sukilimo vadas, kunigas Antanas Mackevičius, tas pats laikas. Jie tuo metu, vienu metu studijavo Kijeve, kol jis paskui pasirinko kunigystę ir grįžo į Varnius. Tai man čia toks labai gražus šventas faktas. Ir tada va čia tas jaunas daktaras, dar jaunesnė mokyta gerai, tikrai Malvina ir pirmgimė Marija, Gabrielė Marija Jadvyga, 3 vardų išduoda, kad tai bajoriška kilmė. Bet jie visada kalbėjo lietuviškai namuose. Ir jie čia nieko naujo nebuvo išmokti, jie lenkiškai buvo sunkiau išmokti, nes vaikas, priima tą visų aplinkinių. Ir ji tokia 61 gimsta, 4 metukų 1865 atvažiuoja į Joniškėlį, į Karpių dvarą įsteigtą, pirmąją universitetinę ligoninę. Ir čia jau visas gražiausias jos gyvenimas, jaunystė, Joniškėlis. Ir šeimoje buvo tikrai gražūs santykiai ir žmona kaip moteris gerbiama ir tikrai labai lygiai ir gražiai gyveno tėveliai. Ir tą pavyzdį bitė labai aiškiai matė ir viduje savyje brandino kaip suvokimą, kaip normą. Taip, moters orumas, nes motina buvo gerbiama. Ir tarnai visi, tarnaitės gerbiamas, nes buvo visi lygus, nebuvo tarno. Kaip visada ją mokė, nebuvo tarno, jie mūsų rankos ir kojos, mes dirbam kitus darbus. Tai čia jau buvo įdiegta. Gabrielės Petkevičaitės bitės ryšiai su lietuvių tautinio atgimimo veikėjais. Kokią įtaką šie ryšiai turėjo jos visuomeniniai ir kultūriniai veiklai, gal plačiau truputėlį? Tai turbūt jau čia mums prasideda jos didžiosios paslaptys, ar ne? Žinom, kiek ją vargina tas visas kūno negalios. Ir jinai grįžta iš Mintaujos, gavusi jau mokytojo teisėm tą mokytojo diplomą, mokyti namuose. Tebesiveržant į universitetą, aišku, universitetas turi būti kažkur kitur, tik ne Lietuvoje, mes neturime, to labiau moteris. Ir kai tėtis daktaras, aišku, jo mama palaidota, jie 6, jinai 7 vyriausiai, sesuo Judita, kuri 13 metų miršta, už ją jaunesnė, ir broliai likę, bet ne dėl to, kai jin turėtų tuos savo brolius, globoti, jie turėjo, kas globojo ir tetą, ir tarnaitės, bet vis tiek jinai yra kaip tėvo patarėja. Ir tėvas, matydamas jos tą tokią, pagaliau sveikatagi, jos labai šlubuoja. Iš pradžių sakė, ne, jokių universitetų, pataisyti sveikatą, o tada žiūrėsim, bet aišku buvo suprantama, tau užteks. Ir jos tada vis tėvo klausimas, ką aš turiu daryti dabar, o visa galva pramušta mokslais, nes visi liūdėjo, kad reto talento žmogus. Ir tėvas pasako, tavo moters širdis pasakys. Tai kam tie tavo mokslai? Jeigu inteligentas, kuris turėjo progą pats įgyti žinių, nemoko aplink to analfabetų, tu tikrai tai ko jis tada vertas, kam tie jo mokslai? Ir jinai pradeda iš pradžių mokyti mergaitės, nes mergaičių jinai visada gailėjo tų užguitų moterų, kad kiek galėtų rašyti, skaityti, prašė vienas vokiškai, kitos lenkiškai, kitos rusiškai, mokyti, jinai visas mokė. Ir kaip pati, aišku, paskui bitė sako, tol, kol pateko į rankas, pirmasis
jau kudirkos leidžiamas varpas ir tada jai atsivėrė jos, kad tarnauti visai visuomeniai Lietuvos dar nėra. Ir tada va čia, kaip mes žinom, tą vasarą 98 tiesą iš čia tėvas įsiunčia į Deltuvą, tie bitininkystės kursai, vis galvoja, kad jin užsimuš kažkaip ir užsimirš. Ir tada tą vasarą brolis baigęs gimnaziją Šiaulių, o du draugai iš gimnazijos laikų, Povilas Viškinskis ir Petras Avižonis, ateina per Lietuvą iš Žemaitijos ieškoti savo buvusio draugo. Ir jo ateina Joniškėlį, jo nėra, bet tarnai sako, yra Gabrielė, panelė. Ir ta pirmoji pažintis jos su tais tikrai jau užsidegusiais lietuvybės kalbos puoselėjimo idėjai, jaunuoliais, juos taip suartina, juk žinom, čia prasideda ir ta Žemaitės istorija, ir tas pirmas kūrinys atsineštas, ir tą redagavimą Rygos pajūryje. Tai tos istorijos atrodo jau mes tiek kartų kartojam, bet kitai galbūt praėję pro šalį, čia viskas smigo į bitės širdį ir į bitės protą, jausmus, ir va čia prasideda ta jų nenutraukiama draugystė, iki kol aišku, pirmąjį Povilą pasiima, jam žinybė, čia įsirinks ir atsiras ir Jadvyga Juškytė, ir paskui Felicija Bortkevičienė, čia jų gimsta moterų, bet pirmiausia nuo Gabrielės, būsimasis žiburėlis, tos užuomasgos, kai matė, kai reikia tie fantai uždirbti per labdaros koncertus. Čia istorijos, kurios reikia skaityti ir jos yra, atrodo, kartojamos, bet jos kažkaip eina pro šalį. Taip tveriasi tie pirmieji daigai padėti artimui, tas, kuris nepritekliai, bet tas, kurį vaiką reikia išleisti į šviesą, nes bitė per amžių žinojo, ką ir visi mes žinom, be mokslo, be šviesos nėra ateities, tuo labiau mažos valstybės. Gabrielės Petkevičaitės bitės veikla spaudos draudimo laikotarpiu ir jos indėlis į lietuviškos spaudos sklaidą. Plačiau apie tai. Oi, didžiulis, kaip žinote, ar ne, kad Joniškėlis, o paskui Puziniškis, ten, kur bitė gyveno, ten darėsi, lietuvybės ir kultūros vieta ir knygos vieta. Čia juk Joniškėlį atvažiuodavo Bielinis su paslėptom knygom. Ten, kaip dabar skaitom, tai mums atrodo, kad tai yra detektyvais kažkoks, kai veža, kai slepia, kai tarnai visi, namai visi pajungti, neša glėbius, slepia ten toj senųjų kapinių, taip, koplyčioj. Ir jų krata prasidėjo, ir reiktų skaityti, kaip ta kratos metu buvo paslėpė vežėjas namų, išvežė pundą atvežtos literatūros ir parodė jam jai gestais, kad viskas tvarkoj, panelė, čia niekas neras, ten ir bulvių laukas gelbėjo. Čia reikia irgi skaityti ir kartu labai, juokingų dalykų. Skaitam, kad iki vidurnakčio jau ten gal tie žandarai kratė, bet nieko jų tartino nerado. Ir tada bitė apsimetusi, kad jin rusų kalbos nemoka, jin tiesiog labai buvo išmintinga jauna mergina. Ir tada man čia vėl bitė žmoniškumas didysis, kai jau jie atrodo žandarai, ar ne, visi jau čia pavargę, nemiegoja, ir tada įsako visiems, pati dengia stalą ir atidaro duris ir pakviečia į salioną. Jūs buvo dabar žandarai, tarnautojai, o dabar būkime žmonėmis. Laikas pavalgyti. Pamokos. Didžiulės pamokos. Žmogiškumo. Taip, žmogiškumo pamokos. Ir taip iki pat spaudos atgavimo, užtat karo metų dienoraštin lygina, kai jin sužino Lietuvos nepriklausomybė paskelbta. Ir jin sako, mažesnis džiaugsmas negu tas 1904 atgavus spaudą, nes jin suvokė, koks darbas laukia Lietuvos, kol jin taps Lietuva. O dabar pakalbėkime apie jos didžiulį nepamatuojamą vaidmenį švietimo ir kultūros lauke. O taip, tikrai taip, šviesios atminties irgi Joniškėlio krašto paliestas Romualdas Ozolas įvardijo jos tą žygdarbį, tų susipratusių saujelės lietuvaičių žygdarbį kaip epochinės reikšmės įvykį. Tai Palangos
spektaklis, lietuviškas spektaklis, pirmą kartą, vis tik Lietuvoje, Amerika Pirtyje, nes Palanga dar. O režisierė moteris. Taip, moteris režisierė. Ir tengi, bet tai buvo toks lietuvybės apraiškos liudimas. Ir žinot, aš skaitysiu tekstą iš pačios Gabrielės Petkevičaitės bitės, iš mūsų vargų ir rūpesčių. Tai nieko gražiau, ta dvasia, ką reiškia jam pastatyti tą spektaklį Palangoje. Dabar, kai būsit Palangoje, vasarą, eidami tiltą, prie tilto, suras kaip akim tą jos atminimo ženklą, nes ten stovėjo klojimas. Ogi va taip. Aš visą laiką jutaus neapsakomai sugraudinta, nors kaip režisierius turėjau atsidėjusi sekti vaidinimą. Kažikas didelio, tiesiog žmogaus sąmoniai nesučiumpamo ir prieš ką žmogaus pajūtimai lenkėsi buvo siela sklidinai pripildęs. Kad ir ne visai taip pat, bet panašiai sujudina man kas kart giliai širdį mūsų žmonių bažnyčioje giedamas pulkim ant kelių. Balsai nesklandus, nesutaikinti, bet kokia gaivališka jėga kyla tą valandą iš 100 ir dar 100 krūtinių. Rodosi pati žemė iš upių, jų jūrų ir ežerų dugnų, iš traškančių girių tankmės iškilusi, lenkėsi prieš jos gaivinamą jėgą. Rodosi draugė su ta pilka žemele gyvas, sparnus įgijęs mūsų žmonių idealo troškimas, veržiasi iš suvargintų sielų ir bažnyčios aukštų sienų nesulaikomas, plaukia pakilusių minčių sparnais nešamas į nežinomą, nepasiekiamą, tik nužemintą širdim nujaučiamą aukštybę. Ir dabar giesmė, kad ir tylėjo, bet kilni jausmų jėga buvo mūsų susirakinusi. Jutomės draugė su publika vienaip galvoja ir vienu dideliu troškimu kvėpuoja. Mes, vergai, kurie net brangiausio žmogaus turtų gimtosios kalbos dar iš pančių nebuvome atgavę, staiga išvydome laisvą tėvynę. Gal sapną? Visi gyvai jutome tą prarają, kuri mus nuo to reginio skyrė. Ir aišku, pasidarė tą valandą, kad ta praraja turi būti peržengta. Ir laimingas jutosi tada kiekvienas, nors trumpą akimirksnį, tokį aukso sapną sapnavęs. Tokį reginį turėjęs ir dar atviromis akimis. Didelis, kilnus, nepaprastas džiaugsmas ir pasiryžimas spindėjo tiek senelių, tiek ir jaunuomenės akise. Visi buvo jo sukelti. Šventas tekstas. Bitė dalyvavo ir politinėme gyvenime. Nepamirškime, kad 1920 metais buvo išrinkta į steigiamąjį Seimą ir netgi pirmininkavo pirmajam jo posėdžiui. Taip. Ir neužmirškim didžiuotis mes, moteris, vienos iš pirmųjų. Ar jūs įsivaizduojate tuo metu, kad Europoje būtų toks Seimo atidarimas, jame dalyvauja 5 jaunos moteris, ir pagal amžiaus tą cenzą atidaro Gabrielė Petkevičaitė bitė. Tai nesuvokiama, mes tik užmirštam didžiuotis. Ir atsiminti reikia, kad 1907 bitė, pirmasis moterų suvažiavimas Kaune, bitė pati išdrįsta prašyti būti renkama, nes bijojo, kad vyrai neperimtų iniciatyvos, kad jinai būtų pirmininkaujanti ir jinai tada galvoja savo, išmes, bet tai būsiu padariusi. Aišku, buvo įkvėpta jau Europos moterų, bet mūsų moteris per bitę, per kitas tas kelias susipratusias, mes tikrai kovojom. Ir tikrai turėjo pasiekimų didžiulių. Ir kai mes kai kada darom tyrimus, kaip čia tas moterų feminizmas, tas įsilaisvinimas, mes dažniausiai ieškom tų nuorodų, kaip ten Anglija, kaip ten Amerika, kaip ten. Ir mes užmirštam, pirmiausia, turim iškelti mūsų tų moterų saujelių nuopelnas. Čia jau iškyla ir Felicija Bartkevičienė šalia, ir būsimoji Čiurlionienė. Kelios moteris, bet stebuklus jos darė. Ir užtat aš kažkaip visada gal jau galiu ir ne visai tą ereziją skleisti, kai mes dabar mūsų tas feminizmas vis neturim galo ieškoti mums vis, ir turim teisę, bet visada jau net kitasi galvojam, gal mes jau nebemokam nedžiaugtis, ką mes turim. Aš visada sakyčiau, prisiminkim Gabrielę Petkevičaitę bitę. Moters laisvė, moters išdidumas, jai buvo pirmiausia reikalingas
įsimokslinimas, antras, kad jinai dalintųsi savo turtais, kad jin tarnautų artimui, o ir tai būtų labai nebesuprantama, kad mes daug kartų savanaudiškai ką nors savo norim. Tai Gabrielės buvo šventas įstatymas. Tu turi galę, tu turi galimybės, tu gali taip nešti šviesą toms, kurios neturi tos galimybės. Ir užtat ir tos globos, ir aišku, nebekalbant apie savo giminų vaikus, bet ir apie ir Bučą, ir Lenskį, ir Zikarą, kuri globoja, kuri veda į žmonės, nes mato tų vaikų šviesą. Tai čia man tikrai, ir kad mes tik vis prisimenam, kad kandidatavo į prezidentus, surinko 1, bet sako Smetona tik tai 2 balus, bet ne tai čia, bet drąsa ir pasitikėjimas ir išdidumas. Jinai žino savo vertę ir to labai norėjo, kad moteris žinotų savo vertę. Ir tikrai, būtų vertos tos vertės. Na kągi, dėkoju labai už pokalbį, už pasidalintas mintis, žinias apie savo laikmetį pralenkusią Gabrielę Petkiušaitę Bitę. Dar gal norit kažką pridurti? Noriu pridurti, nes vasarą mes važiuojam per Lietuvą. Būkit su vaikais ir anūkais, sustokit Puzniškį. Iš Puzniškio būtinai užvažiuokit į Laimučius, ten kampas, kur palaidotas daktaras Petkevičius. Rozalimas labai čia pat, sustokit prie Chodakauskų kapų, ten ilsisi jos motina Malvina ir aišku, sugrįžkit į mūsų Panevėžį, į Ramygalos gatvės kapines ir ten būtinai nusilenkit tiem 3 mūsų šviesuoliam: Julijonas Lindidovilas, Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir mūsų pirmosios bibliotekos direktorė Jadvyga Elžbieta Jodinskaitė. Jie neatskiriami. Mūsų kultūros, mūsų Lietuvos, aš sakyčiau, ir viso pasaulio šviesos žmonės. Kągi, aplankykime, gera idėja vasaros atostogoms ir vaikų švietimui. Tikrai taip, gražiausia pamoka. Taigi primenu, kad šiandieną mano viešnia Albina Saladūnaitė, visuomenininkė, jaukių visiems skaitimų.